Šiandien brevets 600 km. Dviratis paruoštas. Aš pats tai toks pusiau, bet į rezultatus ir nesiorientuoju. Noriu pasibūti bendruomeniai, įsivažinėti, praleisti smagų savaitgalį. Brevetą reikia pravažiuoti per 40 valandų ir bus galimybė pasvalį miegoti. Bet esu pasilgęs pasivažinėjimų naktį, tai bandysiu pravažiuoti per kartą, nemiegodamas. O dabar reikia varyti pasiimti breveto kortelę ir ruošti startui. Sveiks. Su dviračiu iš Vilniaus? Ne, plaškas. Labas. Pačiai Subaru šitą. Nieko nepaliksi. Dėl ko? Nu ką, nakvyniai? Labas. Ai, ne. Nenakvosiu. O Liuda įtraukė? Įtraukė? Aha, labas rytas ir man. Labas. 3, bet kuriuos, prašau. Šitos. Gerai. Ir Messengerio grupėje esi. Aha. Tai ten nuotraukas. Jo, skaičiau. Kas norės, galės prigulti, šiaip pailsėti ir toliau minti. Tada degalinės ir kokie Utenoti per 110. Pabendrauti, važiuoju su pirma grupė, vidutinis 36,5. Kėdainių Circle K, pirmas kontrolės punktas, čia reikia pasidaryti nuotrauką. Važiavau su pirma grupė netikėtai. Ir likus 5 km iki čia pradėjau traukti mėšlungį, tai biškį atsilikau. Reikia pagerti mineralinį dabar. O ir Pavelas. O, sveikas. Ten tai degaliniai laukiau, kada susirink žmonių, prisirinko dviratininkų daug. Bet kažkaip vis po 1, po 2, po 3 išvažinėjai, nesusiformavo normali grupė, kad būtų patogu važiuoti. Ir aš pats su vienu, su kitu užsišnekėjau, tai vienas ir išvažiavau galų gale. Dabar matau, Kastytis priekį. Tavo terkšlė tai girdisi už 100 metrų. Tavo terkšlė tai už 100 metrų girdisi. Pažytas darė, žiūrė. Nu, Alvydai, iš kokią grupę? Ne, ačiū. Radviliškio Circle K, antras kontrolės punktas. Šį kartą buvo žymiai smagiau čia atvažiuoti. O, kiek dviratininkų. Nu, šį kartą buvo kas smagiau negu
praeitą kartą ramesnis tempas, kaip papliurpimų atkarpa. Daug prasišnekėtų, greitai veiks praėjo, tai labai smagu. Vidutinis greitis vis tiek 33 išliko, tai nors ir pliurpiam, bet greitai važiuojam. Pagaliau pasiekiau po asfalį. Šiaip čia grupėje važiavom, dabar tik tai pabirėjom biškį. Bet jau prie pat checkpoints 2 kilometrai. Žiauriai sunku buvo paskutiniai 30 km, atrodo visas jėgas atėmė. Tai tam kontrolės punktui reiks pasėdėti ilgiau, pailsėti normaliai. Visas druska apkibęs, o kastis kaip ką tik gimęs min. Penktos bandai. Apsėsime penktos žinios. Kol buvom checkpointą, gana stipriai nulijo. Pralaukiam, kol nustos. Ir dviesiai išvažiavom. Dauguma pasiliko nakvynį. Važiavome į kontrolės punktą, žmonių belė kiek. Prie tualeto irgi eilės, net iš kranų nepavyks prisipilti vandens. Tai pavalgymą net nekalbu. Dar pakeliui biškį griuvau. Neskaudžiai iš tikrųjų. Buvo ant kelio nelygiai uždėtas lopas. Ratas praslydo, biškį bamt. Bet viskas gerai, dviračių tvarkai pačiam irgi vis ok. Eilinį kartą belė kiek checkpointą praleidom, bet sulaukėm, kol žmonių apmažėjo, tai pasiėmiau bandelę, tolas, špas. Ainis šildas su maišu. Jau visiškai šviesu, iki checkpointą 5 km. Čia taip ramiai, bet smagiai važiuojam, šnekučiuodamiesi. Visai geras laikas. O ir Erika parvažiavo. Aš visą laiką jūs mačiau akiratį. Pasivijau. Pabradė. Paskutinis checkpoints. Liko 100 km. Ant galo jau taip labai sunku buvo, labai miegas pradėjo imti. Bet išgėriau geliuką, atrodo pabudau. Biškiai išsibarstėm, bet visi skirtingai pavargė turbūt. Stabtelėjau dar degaliniai. Prisipyliau vandens, suvalgiau bandelę. Jaučiuosi energingesnis. Reikia užbaigti šitą dalyką. Praėjo lygiai para. 524 km. Visai neblogai. Turint omeny, kiek daug laiko checkpointuose praleidom. Pasvaly 2 valandas. Kietai, smagiai, šiaip smagus pasivažinėjimas. Pasivijau dar Eriką. Supirkau pėdą, apelsiną. Biškį užkasime, važiuosim. Pasukom į Vievį, 11 km iki jo ir 25 iki galo. Finiš tiesioji. Trakai. Pavyko įveikti dar vieną brevetą. Neslėpsiu, tikrai pavargęs, bet nuotaika labai gera. Pavyko tą brevetą padaryti tiek socialiniu, susitikti senus pažįstamus, susipažinti su naujais žmonėm. Super, labai smagus, vien smagiausias man šis brevet. Liuks. Ai, va čia yra lėvė. Na. Senai grįžot? Ai. Pasifotkinsim. Ai, yra tik nemokamai fotkina, tai labai gerai. Gražutėliai. Nusimsiu akinius išsigąsti.